Sveiki, seniai matėmės. Šiandien pradėsim naują laidų įvairių eksperimentų arba kažkokiu tai idėjų gvildenimą. Šiandien pradėsim tokį eksperimentą, kuris yra internete, galite rasti įvairiuose šaltiniuose apie sausą ledą. Tai kas yra sausas ledas? Tai yra sausas ledas paverstas, CO2 paverstas kietų pavidalu. Štai turim sausą ledą. Su juo reikia elgtis labai atsargiai. Ir jo temperatūra yra minus 79 laipsniai. Ir mes turime sauso ledo granulės. Tai ką mes su jom darysim? Šiandien bandysime sukelti slėgį su sausu ledu. Jisai garuodamas, tai yra sublimuodamas iš kieto pavidalo į dujinį, turi CO2, tai yra 1 gramas, sukuria pusę litro. Taigi su šitokiais eksperimentais namie geriau elgtis atsargiai ir labai gerai apskaičiuoti, ką darom, kadangi CO2 virtęs į dujinę fazę sukelia slėgį uždarose induose. Tai mes realiai su tokiu gabaliuku galim susprogdinti šitą butelį, tiesiog užsukę ir palikę ramiai pastovėti. Šiuo atveju mes pabandysim padaryti eksperimentą, ar įmanoma pasidaryti namų sąlygom arba gamtos sąlygom CO2 cilindrą iš kolos butelio, kadangi kolos butelis laiko didžiausią slėgį. Tai pabandysim padaryti tokį eksperimentą ir pažiūrėsim, ar gaunasi mums padaryti iš sauso ledo CO2 cilindrą. Šitam mums reikės butelio, karbonizacijos kamščio, aišku, sauso ledo. Ir tam naudosim virslėgio vožtuvą, tai pamatuoti slėgį, koks iš tikrųjų susidarė. Ir tas vožtuvas iš tikrųjų padės, jeigu taip atsitiktų, kad to sauso ledo kiekis bus per didelis, jisai visą viršslėgį, tai yra kas per daug, per didelis slėgį išleis lauk. Tai šiuo atveju mums reikėtų tiksliai žinoti, kiek sauso ledo dedam. Tam mums reikės svarstyklių. Panaudosime svarstyklės sužinoti, kiek to sauso ledo dėti. Taigi pasversime, kiek mes turime gramų sauso ledo. Šios granulės svoris yra 15 gramų. Čia yra labai daug. Tai 15 gramų mes turim 7 litrus, maždaug 7 litrus, gal netgi ir 8 litrus CO2. Tai žodžiu, šitas gabaliukas atitinka vieną CO2 balionėlį 16 gramų. Dedame į kolos butelį. Kolos butelį užsukame. Ir jisai turėtų dabar kelti mums slėgį. Tačiau, kadangi ledo sublimacija vyksta nuo temperatūros, todėl mes panaudosime vandenį. Nes šiuo atveju tektų gan ilgai palaukti, kol jisai jau ir dabar yra slėgio, kol jisai sublimuos. Mes tiesiog įpilsime šilto vandens. Štai. Dedam virslėgio vožtuvą. Virslėgio vožtuvas mums labai greit kyla, kaip matot, akyse kyla rodiklė. Praktiškai kaip iš CO2 cilindro. Štai jau ir atsidarė virslėgio vožtuvas ir mes čia turime 15 PSI per maždaug 3 sekundės.
Taigi galim pabandyti iš tikrųjų truputį padidinti slėgį. Nu dabar sublimuosim dar šiek tiek butelis. O, atsidarė vėl. Taigi turime iš tikrųjų didelį kiekį CO2. Ši čia yra 1,5 litro butelis. Tai mes turim šitame CO2 gabaliukė turime 8 kart daugiau CO2 negu kad yra tūris butelio. Taigi štai turime namų gamybos CO2 cilindrą. Galite jungti, išpilstyti savo alaus produktus, jeigu tuo metu po ranka nėra normalaus CO2 cilindro arba balionėlių. Puikiausias dalykas. Svarbiausia nepamiršti saugumo. Tokio eksperimento daryti be viršslėgio vožtuvo nerekomenduoju. Taip pat tokio eksperimento daryti nežinant, kiek jūs sublimuosit šito CO2, taip pat nederėtų, kadangi jeigu įdėsit ženkliai didesnį kiekį, sakykime, įdėčiau ne vieną tą granulę, kokias 3-4, tai gali būti, kad sublimuojantis CO2 bus toks milžiniškas kiekis, kad tiesiog viršslėgio vožtuvas nespės tiek praleisti ir gali būti bum. Taigi apie būtent šitokį sauso ledo eksperimentą esu matęs internete, dažnai norėjau pabandyti. Pabandžiau, noriu pasidalinti su jumis. Turim štai veikiantį aktyvų CO2 šiuo metu generatorių, bet to pačiu ir išpilstymo cilindrą. Taigi tiek.